Sveiki visi. Šiandien atėjo ta diena, kada aš nusprendžiau su jumis pasidalinti savo įspūdžiais, kaip aš atvykau į Kanadą. Nes nuo tos akimirkos, kaip čia atvykau, labai susilaukiau daug klausimų, kaip užpildyti vizą, kaip ką daryti, kad iš viso čia patekti ir gauti tą darbo vizą. Tai visų pirma, manau, vienas pats svarbiausių dalykų, ko reikia, tai yra noras. Nes viskas iš to ir išaugo, aš taip manau. Bet aš šiandien noriu pakalbėti apie tos techninius dalykus, ką reikia padaryti. Tai visų pirma, kiekvienam žmogui nusprendusiam atvykti į Kanadą, siūlyčiau kreiptis į jaunimo keliones. Nes būtent jaunimo kelionėse jie gali suteikti tau labai daug informacijos, kaip ir ką daryti. Visų pirma, viskas prasideda nuo to, kada atsidaro programa pildyti į vizą. Jaunimo kelionėse visą informaciją jūs gausite ir ją visą jums suteiks. Tai dar tas, kad atsidaro programa, tai dar ne viskas, bet tiesiog reikia labai gerai žinoti, kaip atrodo anketa, kurią jums gali suteikti jaunimo kelionės. Jie jums duoda visą anketą, kaip jinai atrodo, su visais klausimais, ypatingai tiems žmonėms, kurie nemoka anglų kalbos, tai yra labai geras dalykas. Žinoma, vienas iš jų buvau ir aš. Ir man buvo labai didelis stresas, kaip reikės užpildyti tą anketą, kai jinai yra anglų kalba. Ir jeigu aš ko nors nežinosiu, ką man reiks daryti. Tai šitas klausimas labai lengvai išsisprendė su tuo, kad būtent jaunimo kelionėse jie man davė tą, kaip vadinamą, špargalkę tokią su visais klausimais ir aš juos tiesiog įsiverčiau ir viską ir vėliau, kai reikėjo man pildyti, visą tai tapo be streso, ramiai ir tiesiog aš visą tai užpildžiau ir aš atsimenu, kai atsidarė programa, nes jie pasako kelintą valandą, kelintą dieną ir kada jinai atsidarys ir visą kitą ir dar prieš tai jie tau duoda prieš kelias valandas priminimo, kad jau po kelių valandų atsidaro programa ir tu tiesiog lauki ir tikslę datą žinai visada ir tau yra ramu, kad tu būsi namie, kad tu galėsi tą padaryti ir kad tu gali paprašyti laisvos dienos, jeigu tu dirbi, kad tu galėtum užpildyti į tą vizą. Na ir tiesiog taip ir gaunasi. Tai visų pirma, jau kai atsidaro ta programa, anksčiau dar buvo truputį viskas kitaip, nes buvo principų, kas pirmesnis, tas gudresnis. Dabar yra truputį kitaip, nes jie pradėjo atrinkinėti kitaip žmonės. Bet iš tikrųjų, jeigu tu važiuoji vienas, tai vis tiek labai didelė tikimybė, kad tu pateksi ir manau, kad apskritai, kad jeigu važiuojate ir dviese, tai manau, kad tikrai galima gauti tas vizas, tik reikia norėti, reikia pildyti ir laukti, o jeigu nepavyks, pabandyti kitais metais. Tai visas tas, atsimenu, kai užpildžiau, pamačiau numerį 208 ir aišku nusiminiau, nes vizų yra tik 175, bet kaip matote, aš esu čia. Ir tai nėra problema, nes kartais žmonės į stresą užpildo neteisingą informaciją, kartais jie persigalvoja ir atsisako to važiavimo į Kanadą arba atideda kitiems metams. Ir labai daug žmonių iš tikrųjų atkrenta ir dažniausiai tie, kurie tikrai nori. Jie visi išvažiuoja, nes labai daug žinau pavyzdžių, kada žmogus net buvo 364 ir jisai vis tiek išvažiavo, gavo vizą, nes Tai aš manau, kad tai padaryti yra labai nesunku netgi. Tiesiog vienas dalykas, ko tikrai reikia, tai yra noras. Taigi, tai labai visus skatinu bandyti pildyti, kreiptis į jaunimo kelionės įvairiais klausimais ir bandyti gauti tą vizą. Tai kitas dalykas, vėliau reikia gauti teistumo, neteistumo pažymą, kad parodytum, kad tu nesi teistas ir visa kita, nes yra tam tik aišku. Nes čia Kanadoje yra gana griežtos visos taisyklės ir nieks nenori įsileisti žmonių, kurie buvo gal, turėjo problemų su narkotikais ar kažkuo, žinoma, tai yra savaime suprantama, bet net manau, kad ir tokiems žmonėms yra galimybė ir jie gali pabandyti tą padaryti. Kitas dalykas tai yra sveikata, nes jie nori sveikų, darbingų žmonių, vėliau reikia prieiti sveikatą ir tam kompetitingi yra 2 Lietuvos gydytojai, vienas iš jų Šimkūnas, kita moteris, aš jos pavardės neatsimenu, bet vėliau jaunimo kelionės nurodo numerius ir viską, kur tu gali rasti, kurioje klinikoje tuos daktarus ir tai nėra kažkas, nes jie labai padeda ir viską nurodo tiksliu laiku, kada ir kur kas kaip bus. Tai dar ką norėjau pasakyti, kad jau vėliau, kai gauni vizą, ką daryti, tai aš irgi norėčiau papasakoti, bet manau gal kitame video, nes
Ir jau kai gavus vizą, jeigu tikrai domins, nes kartais žmonės tikrai klausia, o kaip toliau, kaip ką daryti, kaip būtų išsinuomoti ir visą kitą, tie žmonės, kurie jau gavo vizas ir šiais metais bandė, tai aš labai tikrai norėčiau pasidalinti viskuo, ką žinau, nes kiekvieną dieną jiems rašinėti kartais žinutes, nes tai jau yra kartais ne vienas tas žmogus, yra nelengva, o norisi visiems padėti. Tai tikiuosi, mano šitie video bus naudingi ir jeigu kas nors žiūrėsit ir kils klausimų, prašau manęs klausti, aš tikrai mielai atsakysiu ir aš labai lauksiu jūsų klausimų ir aš tikiuosi, kad kas nors tikrai žiūrės, nes labai smagu yra su žmonėmis pasidalinti savo patirtis bei informaciją, kurią žinai. Taigi, iki kito pasimatymo ir tikiuosi šitas video išvys dienos šviesą, tai ką, iki?